Sveiki TikToko draugai ir Telegramo draugai. Senai bekalbėjo mane jau kažkaip, tai čia tiek užsivertęs į tos visus partinius reikalus, į tos registravimus, kad realiai visą koncentraciją. Tenai 15 dienai į Žemaitiją daug kas planuoja, tai smagu matyti, girdėti. Daug skambučių sulaukiu, labai tikiuosi, kad lietuviai ne tik tai klaviatūroje moka kariauto ir realiai, nes kaip labai dažnai būna taip su mitingais, paskelbi mitingą, kad davai, tai ten kokie 20 žmonių ateina. Pavyzdžiui, kai buvo tas paradas žygiavimas, kai ėjom irgi, kiek ten kokie 30 gal žmonių susirinko. Gal ten vėliau prisijungė dar 50, gal viso gavosi. Aišku, rugpjūčio 10, tai jau daugiau truputėlį susirinko, jau taip jau normaliai susirinko. Dabar kiek ten mūsų 87 baudžiamąją bylą turi už tą. Užsimanė laisvės, ne? Tai va. Kas tai, žodžiu, kombinuojam, tai nėra kada to videko nufilmuoti, nes kiekvieną vakarą tai su vienu regionu zoomas, tai su kitų regionų zoomas, tai su trečių regionų zoomas. Pakankamai taip, tai nėra ką pafilmuoti ir tokių temų, kas? Čia toj Lietuvoje blogai ir tiek, kas čia gero. Tai va, Ukrainoje turbūt geriau negu čia, aš taip galvoju. Kijeve, Lvove, nekalbu apie fronto zoną, ten tai tragedija, ten žmonės miršta. Laisvės partija dar taip smagiai pajudėjo, ne? Ten vienas toks kažkoks veikėjas, kandidatas iš Laisvės partijos. Pasirodo, kad ten prostitutėm peiliu grasino, kai jis ten pinigus atiminėjo, dar ką jis ten darė. Tai jeigu žmogus norėjo laisvo sekso, o čia sako, susimokėk, tai ir supyko, normalu. Laisvės partija turi gauti viską laisvai, nemokamai. Tai čia normalu, kad čia taip jau su Laisvės partija yra. Bet tik tai vėlgi, Laisvės lygių galimybių kontrolierė turėtų imtis priemonių, žinokit, lygių galimybių kodėl ir jam irgi pateikti tokį klausimą. Kodėl jisai tik moteris tenai skriaudė, kodėl vyrų neskriaudė. Tai lygių galimybių jau čia lygios galimybės pažeistos yra jau. Jau čia labai pažeistos. Tai šitų klausimų. Ir kas daugiau? Bardakas tęsęs dabar pradeda šnekėti, kad lyg tai spalio mėnesį turėtume naują kažkokį tai uždarimą turėti. Taip jau gaunu informacijos iš įvairių šaltinių, bet nekalbu iš tų, kur ten kažkas internete kažką matė, anglo rusų kalba, išvertė į lietuvių kalbą ir jau čia žodžiu tapo labai svarbi informacija. Sulaukiu skambučių, supraskit, kad žmonių pusėje yra visi žmonės, tik tai labai nedidelė dalis yra svoločių, tokių kaip konservatoriai, Laisvės partija, ten jų yra mažuma. Bet jiem labai daug paklūsta žmonių. Tai kalbu apie policiją, apie spectarnybas įvairias, apie teismus, apie prokuratūrą, kurie pasideda šitai mažai parazitų grupeliai, jie iš esmės pasiduoda, nes turi tam tikras priklausomybės, tarkim, dažniausiai finansinės tas turi priklausomybės ir jie priklausomi nuo to. Ir aš suprantu tos policininkus, ateina, jisai moraliai palaiko, kai nefilmuoja galvą linksi, o realiai, jis vis tiek daro, kas jam padaryta. Aišku, aš visada jiem pasakau tokią frazę, kad sakau, žiūrėkit, tie, kurie vedė žydų šaudyti, irgi žydams sakė, kad čia jie tik dirba savo darbą ir vykdo ten įsakymus. Tai kaip ir mūsų dabartinės struktūros. Tai ir ministerijos daro tą patį, bet turim gerų žmonių, kurie mato tą situaciją ir aš juos irgi suprantu, dalinai suprantu, nes dabar dalis visuomenės jau pakankamai nemaža pakabinta ant kreditų ir supraskit, kad netekti darbo ir turėti tuos kreditus, tai čia mišios iš karto. Tai nebėra namų, nebėra vaikų ir taip toliau ir nieks nedrįsta normaliai bankam pasipriešinti, kad padarytų kokie bankai atostogas kažkokias ar dar kažką. Ne, čia niekas šito reikalo. Sėkmingai bankai daro pelną, pabandė iš jų paimti šiaip ne taip dalį pinigų. Aišku,
ko norėt, kai prezidentas yra iš bankų sektoriaus. Tai prezidentas nori, nenori, dabartinis Nausėda stoguos visą šitą reikalą, nes jisai puikiai supranta, kam reikia atidirbti, galų gale, kas jam padėjo prasifinansuoti visą rinkiminę kampaniją ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, tai čia viskas aišku, kad ir įmonės kokios rėmė, taigi labai nesunkia schema, va, jums taip pat galiu padėlioti. Paskambino kažkokiai įmoniai bankininkas ir pasakė, tu paremk šitą įmonę tam tikrą sumą, o mes tau nuolaidą palūkanom padarysim. Ir viskas, ir tas pats ant to pačio. Ir va tokiu būdu bankas gali puikiai prafinansuoti vieną ar kitą sandorį. Arba kokiai nors spaustuviai. Reikia paskolos, ne? Ir tada sako, atspausdink ten Nausėdai, kaip pavyzdys, lankstinukų ten kažkiek tai kažkokių. Ir dėl to mes tau duosim mažesniais procentais kreditą ten naujom spausdinimo staklėm įsigyti. Ir viskas. Ir tokiu būdu viskas reikia. Ir po to sako, mes ten kokią firmą palaikom Nausėdą ir Nausėda va, gali, žodžiu, jam mes padarysim ten lankstinukus ar uždyką ar dar kažką. Ir su visais kitais šitie modeliai, suprantat, aš 20 metų sėdžiu prie tų visokių darbinių tokių schemų, kiek ir buvo su europinė parama, ten kaip tik tai neidavo šitie visi reikalai. Tai nieko čia naujo nėra, man visos tos schemos yra puikiai žinomos, aš puikiai visas išmanau. Aišku, dabar visi žviegia dėl to, kad aš įmonės pradėjau supirkinėti. Žviegia, žinau, jaučiau tam tikros jau sukrutimai yra, jau čia mokesčių inspekcija įdomu, ką iš čia su tom įmonėm darys. Nu, mano reikalas, ką aš norėsiu su jom darysiu. Jeigu kas nors turit įmonę, jau pakankamai nemažai sandorių sudariau, iš tikrųjų jau daugiau nei 10. Tai jeigu kas turit įmonę, kur yra nenaudojama, nereikalinga ir norit sutaupyti ant to, kad ją likviduoti, norit ją nusimesti, gal kabot įrašuose kaip direktorius norit nusimti nuo direktoriaus, nes būna įmonė mirus, o rekvizitai LT vis dar rodo, kad ten jūs direktorius esat. Tai va, kas norit šitus dalykus nusimti, tai skambtelkit man drąsiai, numerį galit gauti, ar per Facebooką parašykit čia. Nėra sudėtinga, gal čia kažkokį mailą net reikės užkurti. Ir iš esmės galit nusimesti tą nereikalingą įmonę ir aš iš ją paimsiu. O ką su jom veiksiu, kai supirksiu 100 įmonių, pasakysiu. Tai žiūrėkit, čia ir Siena ten tie žurnalistinį kažkokį tyrimą padarė. Nors pati Siena pasakė, kad realiai tai kas yra? Užsienio agentų kontora. Jis gauna iš užsienio neaiškių fondų kažkokius pinigus. Kas tų fondų savininkai? Irgi neaišku. Nu, jiem gal žinoma, bet visuomeniai nežinoma. Kokie tų fondų yra tikslai? Tai tiem patiem ir vykdytojam, kurie vykdo tik tai vieną ėjimą, nėra aišku. Nu, čia ta prasme, kas žaidžia šachmatai šitą pavyzdį supras. Pieškiukas, tai jisai gauna komandą eiti ėjimą vieną arba 2 langelius į priekį ir jis paeina. Bet pieškiukasgi niekada nežinos, ką žaidėjas sumastė, suprantat? Tai va tas va Siena, kur yra, tai jie lygiai tais pats. Tai jie nežino viso to, ką čia tie fondai sumastė, ką nori tie fondai padaryti. Jis tiesiog vykdo vieną liniją, gauna už tai pinigus ir viskas. Nu, kaip kažkada iš komunistų gaudavo pinigus, tokie kaip Tapino tėvas. Tai va. Tai žodžiu tiek tokių kažko tai atostogų metas, čia rugsėjais įdomesnis bus. Kai spalį dar prasidės, jeigu tikrai ten visi tie bardakai, ką čia mums prognozuoja, kad čia vėl visi uždarysi, sėdėsim, tai bus įdomiai. Tai va, per stipriai neagituoju atvažiuoti 15 dieną, kurie jau žinote ir atvažiuos, jau neprikalbės. O jeigu turit kokią nereikalingą įmonę, tai skambinkit. Nupirksiu. Nusimėsit tiesiog, nes patikėkit, kai susivelsit su antstoliais ar su bankroto administratoriais, tai suprasit, apie ką kalbėjau. Tai va, draugai mėlėjai, laikykitės, mestelsiu laivą kažkada, padarysiu dar kitą video apie Facebookus visus, netrukus biškai persimobilizavom, sugrįšim ir į Facebooką, viskas bus gerai. Bet ir TikTokas man visai patinka, viskas čia gerai. Dar tik vieno pusdurnio teismas laukia už sugadintą kanalą, bet dar laukiam dokumentų, dar tegu pasinervuoja vasarą. Iki.